Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir šiandien štai toks nemažas sintinukas. Netradicinis, tai nebus joks gadgetas, tai nerenginys. Tiesiog, tai yra, tiesiai šviesiai pasakysiu, tai yra rankinė. Aš Lietuvoje jos ieškojau kažko bent jau panašaus pagal dydį, pagal dizainą, nieko panašaus neradau. Na, tai ne visiškai toks dizainas, kurio aš norėjau, bet nusprendžiau pasimėginti, ką galima užsisakyti iš Kinijos už maždaug panašią kainą, kiek aš planavau išleisti Lietuvoje. Paketas didelis, bet aš nemanau, kad čia labai gerai supakuotas, nes visa rankinė jaučiasi. Jis yra pakankamai plonas, reiškia, rankinė tiesiog taip įdėta ir suplota. Ir bandom atsargiai kažkaip nesugadinant jos atsidaryti. Taip, kaip čia man seksis. Supjausit aš jos tikrai nenoriu. Tai turbūt tiesiog taip rankomis plėšiu, nes priešingai tikrai galiu suplėšyti, supjausit. Štai, ištrauksim. Kažkas prisiklijavę. Ai, ne, čia liūdlas paketas. Štai, traukiam. Čia viduje jau nieko nebėra. Štai toks įpakavimas. Na, toks stilius kaip kokiuose gal gariūnuose įpakavimo. Taip, iš tiesų jokių čia visokio tokių nėra, yra etiketė kažkokia. Atidarykim, pasižiūrėkim, kas čia yra. Ir kaip čia, kurioje čia vietoje čia atsidaro. Tai turim, štai tokia dovanėlė. Kas tai tokia žuvytė. Ir kažkoks tai lipdukas, štai toks vat žmogelis. Kaip čia dabar fokusuoti teisingai. Štai toks žmogelis, tai yra kažkoks tai 24 karato auksinis lipdukas. Ačiū pardavėjai. Žuvytė, nežinau, iš tikrųjų kamera skirta. Taigi yra Tele2 ausinių laidų laikyklė, jeigu prisimenat. Pardavėjai laiko štai, malačius. Tikrai smulkmena, bet malona. Taip, ištraukiam pačią rankinę. Na, kaip buvo rašyta, čia yra ir oda, na, pagal tai, ką aš jaučiu. Galbūt taip yra, nors atvirai buvo sakoma, kad kai kurios, tarkim, priekinės dalis yra iš odos ir galinės dalis, bet atseit šoną ir visa kita yra iš dirbtinės odos. Na, čia greičiausiai gal ir viskas iš dirbtinės odos, nors priekis tai, na, gal ir patikėčiau. Ne, tai yra irgi dirbtinė oda, aš sakyčiau. Galbūt kažkokių elementų yra, jis tai tikros odos, bet pagrindinai tai yra dirbtinė oda. Jis nemažas, kad palyginti jums, na, aš vėl visur naudoju 2G telefoną. Štai dydis, jeigu taip įsivaizduoti, ką galima į tą tašiuką sutalpinti. Taigi, žiūrim, kas yra funkciškai, kas jame yra. Tai yra štai ant peties toksai labai įdomi išpildytas dirželis. Matome, čia yra pintas toksai, kaip čia pasakyti, pinta juosta ir viršum yra dermantinas. Dirželio ilgis reguliuojamas yra, tai yra šaunu, labai gerai. Keistas tas dirželis. Taip yra rankoje laikyti tašiuką, rankinėlę. Kam patinka, na, šiaip iš tikrųjų retai iš ten nešiočiausi, bet tikiuosi kartais padėta. Taip, pagrindinis skyrius. Tiesiog skyrius ten, tiesiog daugiau nieko. Jokių kišenėlių nieko nėra. Pažiūrėjom, kaip užsisega. Na, užtrauktukai tokie, pakankamai tokie biškai gruboki, bet tvarkingi. Taip, dabar turim skyrių gale. Turim dar vieną skyrių gale, didesnį. Na, čia galima kokį planšetą įsidėti. Viduj
Toks vos nešilkas toksai, galima sakyti, dirbtinis. Čia puikiai tilptų išties toksai 10 colių planšetas iš čia su savim. Priekyje taip pat turime kelis skyrius, taip vienas skyrius irgi paprastas, be jokių kišenėlių viduj. Tada dar vienas pakankamai didelis skyrius. Čia ne tik telefonas, čia daug kas sutilptų. Ir dar vienas skyrius štai čia. Apart padalinimo skyrius su užtrauktukais, viduje jokių kišenėlių nėra. Taigi, ką jūs tiesiog, taip, tarkim, kad dideliam skyriuje kažką tai įsidėjote, tai tiesiog gulės toj tašytėj, jokių kišenėlių nebus. Na, dydis netgi šiek tiek aš sakyčiau didesnis negu aš įsivaizdavau. Kokybė, na, sunku dabar, aišku, taip iš karto pasakyti. Atvirai kažkokių tai siūlų ar kažko panašaus stipriai nesimato. Na taip, pasivimo kokybė yra tikrai pakenčiama. Plius kaip už tokią kainą, aš manau, kad visai dar neblogai. Taigi, manau, panešiosiu, pasižiūrėsiu, ar jis yra patogus, ar patiks, bet šiaip aplamai pardavėjų iš tikrųjų užskaityta. Turbūt pirkčiau aš ir dar kartą tokį tašiuką. Taigi, nuoroda bus apačioje, kam patiks galite užsakinėti. Spaudžiam laikus, jeigu patiko. Dalinamės soctinkluose. Prenumeruokim kanalą, jeigu dar nesate prenumeravę, kadangi dar daug įdomų dalykų turėsiu aš jums parodyti. Dar atkeliaus nemažai aksesuarų mano Xiaomi Redmi Note 2. Taipogi bus jo apžvalga, bus nemažas testukų rinkinukas su USB testeriu. Taigi, kas neprenumeruoja, prenumeruojam, laukiam sekančių video ir iki!